Filosofija. Žmogus tai labai paprasta. Žodis prasmė. Keistas tas žodis prasmė, neturi nei prasmės, nei reikšmės, bet tuo pačiu labai reikalingas. Jis kaip žodžiai gėris, tiesa tampa prasmingu tik sąryšyje su kitais žodžiais. Pavyzdžiui, medžio prasmė tame, namų prasmė tame, žmogaus gyvenimo prasmė tame. Ir taip toliau. Ar žmogaus gyvenimo prasmė, kaip gėris ir tiesa, yra absoliuti, sąlyginė ir sutartinė? Taip. Visai įmanoma, kad egzistuoja absoliuti žmogaus gyvenimo prasmė, tik šito mes kol kas dar nežinome. Sąlyginė žmogaus gyvenimo prasmė – tai, kas vienam prasminga, o kitam ne. Sutartinė – tai, ką mes sutarsime vadinti žmogaus gyvenimo prasme. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo prasmę, todėl visai nebūtina ir neteisinga visus priversti turėti tą pačią gyvenimo prasmę. Bet mes žmonės labai panašus ir mūsų gyvenimai labai panašus, todėl norim mes to ar ne. Didesnę mūsų gyvenimo dalį sudaro tas pats bendras tikslas ir ta pati gyvenimo prasmė, tik skiriasi detalės. Pavyzdžiui, paklauskite moterų, kokia yra jų gyvenimo prasmė ir 90% atsakys, kad pagimdyti ir užauginti vaikus. Arba, mes kiekvienas turime savo mėgstamą maistą, bet mūsų visų tikslas vartoti gerą, sveiką maistą. Ir tame yra didžiulė prasmė, nes nuo to priklauso mūsų sveikata ir gyvenimo trukmė. Ir taip toliau. Štai dėl šios priežasties ir dar, kad esame socialinės būtybės, mes jungiamės į valstybę, kuri turi turėti tikslą su pagrįsta prasme, šiuo atveju žmogaus gyvenimo prasme. Dar visai neseniai mes turėjome tikslą ir prasmę socializme, dabar turime prasmę demokratijoje. Socializmas ir demokratija – tušti, beprasmiai žodžiai, nieko bendro neturintys su žmogaus gyvenimo prasme. Buvęs kapitalizmas, socializmas ir socialistinis kapitalizmas jau kelis šimtmečius sugeba išlaikyti žmogų vergo būsenoje. Būti vergu nėra mūsų gyvenimo prasmė, mūsų gyvenimo prasmė – tai malonumai ir tobulėjimas.